Sveiki. Na kągi, vėl Eligija su jumis ir skaičių magija. Taigi šiandien antra dalis to pamąstymo apie protą. Tas mūsų protas. Ir iš tiesų mes labai daug dėmesio atiduodam jam. Mes atiduodam viską, ką tik tai galim, būtent tam, kad kažkas, tas, vadinkim, buldozeris prieš mus, jisai spręstų viską mūsų gyvenime. Mes įsivaizduojam, kad protas, jis geriausiai žino, kaip viskas turi būti. Deja. Protas jis labai mažai žino. Pagrindinis dalykas, ką jūs turite savo gyvenime suvokti, išmokti savo gyvenime, kuom naudotis, tai yra intuicija. Savo vidiniu širdies balsu. Vidinis širdies balsas. Aišku, aš apie tai labai daug pasakoju per moterų stovyklas, per renginius. Vat, pavyzdžiui, kuris dabar bus vasario 10 dieną, didelis moterų šventinis renginys moterims. Tai tikrai yra labai stipru, nes energetiškai susitinkam, energetiškai kalbamės, matom vieni kitus, keičiamės energijom. Bet šiandieną noriu dar kai ką pasakyti. Mes įsivaizduojam, kad protas taip įsivaizduoja, kad stalas yra stalas, ar ne? Telefonas yra telefonas. Tiesiog jis taip yra sukurtas, kad jeigu aš matau, liečiu, baladoju, tušiukas yra tušiukas, tai ir viskas. Mėlieji, ne. Ar žinot, kodėl dėl šito supratimo, ko labiausiai netenkat? Pinigų. Smulkmena, bet taip. Santykių, pinigų, nes tik tai galvojimas, kad visa tai, ką aš matau ir galiu paliesti, tai yra negyva, tai yra klaidinga. Viskas yra energija, absoliučiai viskas. Ir dėl šito mąstymo protas mus pastato į skurdžių prioritetus. Tiesiog į tą mąstymo lygį, kur tu negali iš jo išlipti. Ir užsisuka tas vadinamas žiurkiukų ratas, tu tas pats per tą patį. Ir tai nebūna taip paprasta išbėgti iš jo, nes tu turėsi atlikti visai kitus veiksmus. Tiesiog iššokti. Kai kas iš žmonių sako, o jam pasisekė, bet mes nežinom, kaip jis sugebėjo sustabdyti savo protą. Ir apie pinigus kalbant, kodėl pirmiausia protas pagadina mūsų santykį su pinigais, nes aš geriausiai žinau, aš moku, aš viską čia aš. Ir tada tu krinti, ir kada išeini į auką. Kaip man nesiseka, tai tada visata ir dangus, ir Dievas, ir visi šventieji, visi angelai, archangelai sako, tu dar mažutė nežinai, kaip tau nesiseka. Tai mes tau parodysim. Tai gyvenime, patikėkit, teko praeiti pro juodą, baltą ir šiltą, šaltą, ir labai stipriai. Ir šitas suvokimas, apie kurį aš jums dabar pasakoju, man padėjo pakilti, eiti kitų kelių, sukti savo gyvenimą į kitą vagą. Tai galit mokytis iš svetimų klaidų, bet galit pabandyti iš savo gyvenimo pasimokyti, būtent kas jums nepasiseks. Jeigu jūs visą laiką galvosit, kad jūs geriausiai žinot, aš geriausiai žinau, nes protas jis taip užsuka ego, jis užsuka didžiulį ratą ego ir tas ego neduoda mums eiti, augti ir suprasti. Dar kas yra, viskas turi sąmonę, viskas ir viskas jaučia. Jeigu mes, jau mokslo įrodyta, tikrai jūs ne vienas žinote, kad jeigu užkalbėsi vandens stiklinę, tai joje pasikeičia net molekulinė sandara, kurią išgėrė žmogus, tampa laimingesnis. Tai įsivaizduokit, tai jeigu jau tik vandenį užkalbėjus tampi laimingesnis, tai kokias galės mes turime? Kiek viskas yra susieta, mūsų mintis, mūsų žodžiai, mūsų veiksmai. Ir jeigu mes šitą pradėsim įvertinti, mes pradėsim kitaip gyventi. Dar ką noriu pasakyti, jeigu aš galvoju ištisai, kad aš neturiu pinigų, man nesiseka ir neturėsim. Bet taip.
Aš labai dažnai sakydavau, man labai sunku. Tada aš gaudavau dar smūgį po smūgio, nes aš visatai garsiai sakiau, man labai sunku, o visata man žiūri į mane ir sako, mažutė, tu dar nežinai, kas yra sunku, dar čia ne taip sunku. Tai mes tau parodysim, kas yra sunku. Tai ar jūs norite šito, kad jūs pasiektume tokį lygį, kai jums bus rodoma, kas yra sunku, kai jums bus rodoma, ne, aš neturiu pinigų, aš negaliu sau leisti. Ir tada tau parodys, ką reiškia neturėti pinigų, kai tu neturi pinigų susimokėti už elektrą ir tau ją atjungia, kai tu neturi pinigų susimokėti už vandenį ir tau jį atjungia, kai tu neturi tiesiog elementariai pinigų, tu eini ir viską žiūri tik su nuolaidomis. Tau viskas bus duota, kuo tu tiki. Kuo jūs tikite, jūs viską gausite. Tai neleiskite savo protui užgniaužti jūsų širdies, iš kurios kyla dvasinė energija, kuri apsijungia su būtent materijos energija. Ir materijos energija tada pradeda gyventi. O materijos energija, kaip mūsų mokytojai sakydavo, jinai turi 2 pagrindinius dalykus. Tai yra, pirma, jinai turi ausis, materijos energija, ausis. Tai reiškia, jeigu tu labai dažnai kartoji, neturiu pinigų, negaliu sau leisti, o kiek ten nuolaida, o kokios akcijos, žodžiu, tu visur, kur tik gali pažymi, koks tu vargšas esi, tai netgi tą, ką tu turi išleisi, ligoms dar kažkam gydyti. Tiesiog išeis tie pinigai. Tai yra, nes būtent pinigų energija, kad gausos energija, jinai turi ausis. Jinai labai aiškiai girdi tavo žodžius. Ir jeigu tu kiekvieną dieną tą patį per tą patį kartoji, didžiulis angelas stovintis už tavęs turi didžiulį gražų knygą ir sako, jau 20 metų jinai arba jisai tą patį per tą patį. O juk aš jam vakar surašiau naują planą, naujas galimybės, kaip jis gali turėti visai ką kitą. Bet kadangi visur yra laisvos valios principas, jis galioja visoje žemėje, visoje planetoje ir kiekvienam žmogui, tas principas tau veikia. Tu šaukiesi ligos, santykių prastų, tu visko pat šaukiesi, neprisimi atsakomybės už savo gyvenimą ir vadinasi, tuo pačiu šaukiesi skurdo. Tai, ar tau tai patinka? Tu savęs paklausk, ar tau tai patinka. Ir jeigu tau tai nepatinka, imkis daryti kitus veiksmus. Dar kas yra? Antras, ką pinigų energija turi? Kojas. Iš tiesų taip. Tu gali neturėti pinigų, bet tu pajungi dvasinį jausmą su gera nuotaika, su viskuo, kas yra tavyje, su ta energetika, ta tokiu išjautimu, tu pajungi tai per save, tu tiesiog pajungi tai per save ir kažkokiu mistiniu būdu į tave, nesvarbu kokiais būdais, visata turi savo tūkstančius planų, į tave suteka gausa, jinai kažkokiais būdais, gal per projektą, gal kažkas atidavė seną skolą, gal kažkas, jinai kažkokiais būdais sutvarko visas tas skylės, kurias tau reikia sutvarkyti, kurias visata skaito, kad dabar prioritetas joms sutvarkyti, bet va tada tu turi išreikšti tą didžiulį džiaugsmą ir dėkingumą, kad į tave atbėgo. Ir įsivaizduokit, jeigu prie jūsų pribėgtų, jūs tiek išmagnetintumėt save kaip energetinę būtybę, nes atomas traukia atomą. Įsivaizduokit, jūs išmagnetinat save tiek, kad jūs džiaugiatės kiekvienu daiktu, tušiuku, viskuo savo gyvenime. Ir pas jūs jinai ta energija atiteka visais įmanomais būdais, jinai visur atiteka ir jūs net nežinot, ką daryti su ją, nes gavę didelius pinigus mes pasimetam, už tai turim būti padarę namų darbus, turim būti pasiruošę dideliems pinigams. Pa žmonės, žiūrėkit, jeigu laimis taiga sugeba išdidinti, išmagnetizuoti energiją arba už kažkokius gerus darbus jie laimi didelius pinigus, ar ne? Bet jeigu jie nėra pasiruošę, jie tuos pinigus praranda, labai greit praranda. Ir net jeigu jie banke laiko, atsitinka infliacija, dar kažkas, ir prasiranda tie pinigai, jeigu jie yra nepasiruošę priimti
gausą ir gausią materiją, gausius pinigus, gausius finansus. Bet lygiai taip pat, jeigu jūs kalbate, o kaip sakiau, pinigai turi ausytes, vis bla 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 bla, kaip jums blogai, tai automatiškai pinigai turi lygiai taip pat ir kojytes. Ir jie išeis toli ir net ate nepasakys. Taip, kad manau, kad apie tai verta susimastyti. Tegul tai bus trumpa žinutė iš manęs į jūsų širdis, bet galbūt kažkuris iš jūsų, gal iš 1001, paspaudęs patiktuką, kad patinka tą, apie ką aš kalbu, užprenumeravęs kanalą, galbūt sekančiose žinutėse išgirs tą lemtingą sakinį, kuris jam padės pagauti, kai sako lavy udačių za chvost, pagauk savo sėkmę už uodegos, ar ne, išsiverčia. Tai vėlgi kokia gili mintis. Tu turi galios pagauti savo sėkmę, tik tau truputį galbūt trūksta žinių, bet pradėk nuo paprastų dalykų, nebežiūrėti, kas yra ne taip, o viską žiūrėti, kas yra taip. Taigi, su jumis Eligija, skaičių magija, spauskite patiktuką, prenumeruokite kanalą ir mes tikrai matysimės dažniau. Gražios dienos arba gražaus vakaro. Iki.